14 uždavinys. 3 iš eilės einantys aritmetinės progresijos nariai duoti k-1, 4k-1 ir 7 plus k. Mums reikia apskaičiuoti k reikšmę. Prisiminkime, kokia seka yra aritmetinė progresija. Tai yra tokia, kurios narių skirtumas pastovus. Iš antro nario atėmę pirmą, mes turim gauti tą patį, ką iš trečio atėmę antrą. Iš antro nario atėmę pirmą, turim gauti skirtumą, bet iš trečio atėmę antrą, taip pat turim gauti skirtumą. Ir tai yra tas pats skirtumas. Taigi sudarome lygtį 4k-1, atimu k-1, štai iš antro nario atėmiau pirmą ir turiu gauti tą patį, kas iš trečio nario 7 plus k atėmus antrąjį narį 4k-1. Taigi atsiskleidžiu skliaustelius, štai minus k plus 1 lygų 7 plus k minus 4k plus 1. Dabar su k keliu į vieną pusę bus 4k. Čia yra dar minus k, dar plus 4k atsikėlė. Kas dar? Dar minus k. Lygų, čia yra 7 plus 1, na, o čia minus 1 plus 1 susiprastina. Dabar 4k ir 4k 8k minus 2k, tai 6k lygų 8. Ir k lygų 8/6 arba galiu suprastinti 4/3. Taigi atsakymas 4/3.